Taigi spėkite, ką turiu rankose. Jeigu galvojate, kad kažką nuostabaus arba šviežią Apple naujieną, žinokite, kad pataikėte tiesiai į 10-uką. Nes šiandieną čia aš, Lukas iš Apple autorizuotos parduotuvės iStore, pats pirmasis išpakuosiu naujausią iPhone 16e telefoną. Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų. Panašu, kad iPhone 16 šeima pasitinka tikrai nuostabų narį. Patikėkit, jis tikrai turi kuo nustebinti. Pirmas įspūdis – aukščiausia kokybė. Dėmesys krypsta į subtilų, kokybišką ir tvirtą dizainą, kuris turi tikrai nemažai naujovių. Naujiena šiame modelyje – Action mygtukas. Su juo vos vienu paspaudimu galėsite atidaryti mėgstamiausią programėlę, paskambinti geriausiam draugui ar įžiebti žibintuvėlį koncerto metu. Tai telefonas, kuris prisitaiko prie jūsų. Mėgstate fotografuoti ir filmuoti? Nuostabu. Net 48 megapikselių Fusion kamera užtikrins itin raiškias nuotraukas, kurias galėsite saugiai laikyti itin talpioje telefono atmintyje. O 2 kartus artinanti teleobjektyvo funkcija leis priartinti neprarandant kokybės. Dieną ar naktį iš arti ir toli kokybės tu visai neprarandi. Kasdieniniam naudojimui labai svarbus aspektas – baterija. Su naujausios kartos A18 procesoriumi iPhone 16e siūlo net iki 26 valandų baterijos veikimo laiko. Tai dar daugiau laiko savo naršant, žaidžiant žaidimus, kuriant ir tiesiog mėgaujantis plačiomis iPhone 16e galimybėmis visą dieną. Kalbant apie krovimą, USB-C jungtis padės greičiau ir patogiau įkrauti naujausią telefoną. O kad išliktumėte stilingi ir apsaugoti, nauji ir žavūs iPhone 16e dėklai tuo pasirūpins puikiausiai. Ir jeigu kažkaip netyčia dar savo iPhone telefone nenaudojate lietuvių kalbos, tai primenu, kad naujausiame iPhone 16e su iOS 18 galite tai patogiai padaryti. iPhone 16e tai naujausias iPhone 16 šeimos narys, kuris siūlo viską, ką vartotojai mėgsta, naudoja, tik dar prieinamesnė kaina. Tai, ką galėsite su juo nuveikti, jūs tikrai nustebite. Naują iPhone 16e jau galite įsigyti iStore svetainėje. Iki pasimatymo.